Sveiki susirinkę į mūsų pranešimą Moteris programuotojos kur jos. Jeigu atėjot tik sužinoti atsakymą į šitą vieną klausimą, tai štai dvi matote ant scenos. Dar bent po vieną dirba visose didesnėse IT įmonėse, tai jau galite išeiti. O jeigu apskritai domitės šitą temą, tai kviečiame pasilikti ir paklausyti toliau. Pirmiausia, apie mus. Tai aš esu Laima Miškinytė. Dirbu programuotoja Inventi, programuoju Java daugiausiai jau 5 metus ir esu tikrai patenkinta šiuo pasirinkimu. Sveiki, aš esu Jurga Girdziauskaitė, aš dirbu Wix.com. Mano programavimo patirtis siekia jau gal kokius 6 metus įvairiose kompanijose. Ir kartu mes įkūrėme organizaciją, bendruomenę Vilnius Girls Code, bet apie ją papasakosime šiek tiek vėliau. Tai pradėkime. Tai žmonės šneka, kad IT, o ypač programavime, trūksta moterų. Tai mes šiandien ir pakalbėsime, ar tikrai taip yra, kokia yra dabartinė situacija, kaip buvo anksčiau, ką reikėtų daryti, kad situacija pasikeistų, kodėl tą reikėtų daryti, ką kiekvienas iš mūsų galim padaryti. Pirmiausia, pradėkime nuo tokio stereotipo galbūt, kad mergaitės matematikos visai čia nemoka, dėl to jos tikriausiai ir neina tos visus IT ir kitus tiksliosius mokslus. Tai statistika to nerodo. Jeigu pasižiūrėtume moksleivių matematikos rezultatus, tai tiek mergaičių, tiek berniukų rezultatai yra lygus. Yra nedidelis pasiskirstimas tarp tų pačių lygių, šiek tiek daugiau berniukų prastai moka matematiką negu mergaičių ir šiek tiek daugiau berniukų labai gerai moka matematiką negu mergaitės, bet vidurkis yra lygus. Čia Lietuvos duomenys. Jeigu žiūrėti kitas šalis, tai yra šalių, kur berniukai pasirodo šiek tiek geriau, yra šalių, kur mergaitės pasirodo šiek tiek geriau, bet in general jokio skirtumo nėra. Tai jeigu jau su matematika problemų mergaitės neturi, tai kur tada problema? Problema atsiranda, kai žiūrime į stojimo duomenis. Nors šiaip merginos, tiksliau baigimo duomenis, nors šiaip merginos daugiau studijuoja, daugiau baigia, net 61% visų baigusių Lietuvoje yra merginos, baigusių arba universiteto bakalauro studijas arba kolegiją, 65% merginų baigia matematiką ir statistiką, fizinius mokslus, tokius kaip chemija, geologija, geografija, fizika, tenais 52% baigusių yra merginos, bet kažkodėl kompiuterijos srityje merginų tik 12%. Tai nors visi kiti panašus mokslai, kurie vis dar reikalauja tos pačios matematikos, loginio mąstymo ir panašiai, merginas visai sudomina ir traukia, kompiuterija kažkodėl yra išimtis. Ir jeigu pasižiūrėsime Lietuvos tendenciją per metus, tai bėgant metams merginų vis mažėja. Jeigu 2000-aisiais moterų baigusių IT studijas buvo apie 30%, tai dabar jau tik 12%. Tai jeigu su studijom situacija nėra labai gera, tai klausimas, ar gali būti gera situacija su IT rinka. Lietuviškų duomenų iš tikrųjų nėra, yra duomenys tik tai iš bendrai informacijos ir ryšių grupės, kur vyrų yra 15 000, o moterų yra 12 000, bet tas skirtumas toks nedidelis tikriausiai dėl to, kad informacijos ir ryšių grupė įeina ne tik visas IT sektorius, bet ir telekomunikacijos ir leidyba, kur moterų, tai pagalvojus, tikriausiai yra daugiau negu vyrų. O jeigu pasižiūrėtume, pavyzdžiui, JAV duomenis, čia yra darbo jėgos statistika pagal apklausą, tai IT dirba 24% moterų ir visi likę yra vyrų. Jeigu dar žiūrėti konkrečiai pagal specialybės, tai visur išskyrus analitiką moterų dirba 25% ir mažiau. Ir čia visiems programuotojams tikriausiai gerai žinomas Stack Overflow puslapis šiais metais atliko gan didelę programuotą apklausą, ten dalyvavo 55 000 dalyvių. Tai apklausos rezultatai tokie, kad programuotojų moterų yra tik 6%. Tiesa, jie patys sako, kad realiai situacija tikriausiai yra geresnė, nes apklausoje dalyvavo gan mažai žmonių iš Kinijos, Indijos, kitų Rytų Azijos šalių, kur moterų programuotojų yra šiek tiek daugiau negu kokiai nors Europoje arba JAV. Ir
pagal puslapio lankomumo duomenis moterų lankosi apie 12%. Tai manyčiau, kadangi tai tikrai vienas populiariausių programavimo žinių šaltinių, tai tikriausiai toks tas procentas moterų programuotojų ir yra. Dar vienas dalykas, kurį jie pastebėjo savo apklausoje, gan įdomus, kad maždaug nuo 30 metų moterų programuotojų skaičius labai nukrenta. Kodėl jis vėl yra didelis ties 50 metų, pamatysite vėliau, bet kodėl jis nukrenta ties 30, mes turime tokį spėjimą, kad galbūt dėl to, kad moteris tradiciškai daugiausiai rūpinasi buitimi, namai, šeima, o 30 metų yra maždaug tas laikas, kai šeimos kuriamos, auginami vaikai, tai tiesiog nebelieka tiek daug to laiko, o programavimas yra tokia specialybė, kur tu išėjęs 4 metus auginti vaikų ir grįžęs, tai labai maža tikimybė, kad niekas nebus pasikeitę. Tikėtina, kad bus naujos technologijos ir jeigu tu nieko su tuo nesusidūrė arba susidūrė labai mažai, tiesiog bus sunku į šitą sritį grįžti. Tai tikriausiai tos moterys jau grįžta nebe į IT, arba jeigu grįžta į IT, tai grįžta nebe į programavimą, o į testavimą ar projektų valdymą ar kitas sritis. Dabar klausimas, ar tikrai tokia situacija buvo visada? Tai atsakymas ne. Pradėkime nuo pradžios. Čarlzas Babbage'as sukūrė pirmąjį mechaninį kompiuterį. Jis taip ir nebuvo iki galo realizuotas, bet buvo brėžiniai, buvo bandymai. Ir pirmąją programą tam pirmajam kompiuteriui parašė moteris, tai būtent Ada Lovelace. Tai buvo programa Bernulio skaičių kaip skaičiuoti, kas domisi matematika. Taigi pirmoji programuota apskritai istorijoje yra moteris. Ir jeigu žiūrėtume toliau, 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią, tai ta tradicija ir toliau tęsiasi. Programavimas tais laikais apskritai buvo laikomas būtent moterų darbu. Tai yra vyrai kūrė mašinas, jie buvo inžinieriai, ten konstravo viską, o jau tas mašinas prižiūrėjo, jomis operavo, jas programavo būtent moteris. Konkrečiai šita nuotrauka yra iš Turingo programuotojų komandos. Jeigu žinote, Antrojo pasaulinio karo metais Turingas kartu su savo didelė 10 000 žmonių komanda bandė išspręsti tą nacių enigmos šifrus, kad būtų galima iššifruoti tas žinutes. Ir iš tų 10 000 žmonių 2/3 buvo moterys ir būtent moteris visos operavo, programavo tomis visomis mašinomis. Toliau 1945 metais buvo sukurtas pirmasis jau nebe mechaninis, o elektroninis kompiuteris ir tradicijos vis dar nepasikeitė, jo programuotojas vis dar buvo moteris. Jos buvo atrinktos iš tų moterų, kurios tą patį darbą prieš tai atliko rankomis. Jos skaičiavo daugiausia įvairias ginklų trajektorijas kariuomeniai, tai dabar jos darė tą patį, tik tai programavo kompiuterį, kad skaičiuotų už jas. Toliau yra labai žymi, tik nežinau, ar labai žinoma, tiksliau turėtų būti žymi moteris Grace Hopper, kuri parašė pirmąjį kompiliatorių. Kas nesusijęs su IT, tai kompiliatorius yra programa, kuri programavimo kalbą kokią nors išverčia į mašinai suprantamą kalbą. Ir jeigu ne tas jos darbas, ne tas jos išradimas, mes tikriausiai iki šiol programuotume ne taip, kaip yra patogu mums, žmonėms, o taip, kaip supranta mašinos. Ten vienetukai, nuliukai, vos netokiam lygiai. Ir apskritai istorijoje yra labai daug žinomų moterų programuotojų. Margaret Hamilton buvo NASA Apollo misijos, kuri kėlė žmonės į mėnulį, programavimo komandos vadovė ir pagrindinė programuotoja. Radia Perlman labai daug dirbo kompiuterių tinklų srityje ir jos išradimai buvo vieni iš tų, kurie leido lokalius kompiuterių tinklus pakeisti į didelius tinklus ir tai vedė prie interneto, kokį mes turime dabar, kai yra pasaulinis tinklas. Adele Goldberg buvo Smalltalko kūrėja ir viena iš grafinio naudotojo interfeiso pradininkių. Ir daug jos ir jos komandos idėjų buvo panaudota pirmajame Apple kompiuteryje. Barbara Liskov
turėtų būti žinoma visiems programuojantiems kokia nors objektinė programavimo kalba, nes jinai yra viena iš svarbiausių List of Substitutional principo kūrėjų. Hedy Lamarr darbai prisidėjo kuriant tokias technologijas kaip Bluetooth'as ir Wi-Fi'us. Helen Greiner daug dirbo kompiuterijos srityje ir galiausiai su savo kolegom įkūrė iRobot firmą, kurios, manau, jums žinomiausias darbas turėtų būti Roomba, tai tas siurblys. Ir jinai buvo viena iš tų dizainerių, kūrėjų to siurblio. Tai nors istorijoje pavyzdžių yra daug ir moterų skaičius pamažu programavime kilo, kaip ir kitose sritise, kurios laikomos tradiciškai vyriškomis, tokiomis kaip medicina, teisė, fiziniai mokslai. Bet kažkas atsitiko apie 1980 metus ir nors kitos sritys moterimis vis turtėjo, ten jų dabar yra apie 50–40%, būtent kompiuterių srityje moterų pradėjo mažėti ir vis dar mažėja iki šiol. Tai kasgi atsitiko, kodėl taip atsitiko ir papasakos Jurga. Taigi, aš biškį panagrinėsiu tas teorijas, kas galėjo turėti įtakos to skaičiaus mažėjimui. Tai pradėkime nuo pradžios. Koks yra skirtumas tarp berniukų ir mergaičių? Iš tikrųjų, tas skirtumas yra tame auklėjime, kurį mes patys sukūrėm. Mes mergaitėm perkam meškiukus, lėlytes, mes įdėgiam jom, kad joms reikia jais rūpintis, mes perkam visokius puodus, indus, kad jos žaistų buitį. Mes perkam barbės, kurios yra tobulos ir gražios. Berniukam tuo tarpu mes perkam raketas, planetas, mes perkam jiem kamuolius, kad jie varžytųsi kieme, mes perkam konstruktorius, kad jie ardytų ir dėliotų ir kurtų. Ir kas gaunasi? Mergaitės užauga nuolankios, jos stengiasi būti perfekcionistės, viską atlikti puikiai. Tuo tarpu berniukai, jie visą savo vaikystę žaidžia, jie konkuruoja tarpusavį. Jie bando surasti kažkokią naują technologiją, kažką panagrinėti, kažką išardyti, kažką sudėti. Jie nori būti viens už kitą geresni. Ir apie 80-osius metus nutinka toks dalykas. Mūsų buityje atsiranda kompiuteris. Toks mažas, kurį mes galim pasistatyti namuose. Aišku, tas kompiuteris nėra toks, kokį mes esame įpratę jį matyti šiandien. Mes negalime apsimokėti sąskaitų ar atsisiųsti filmo. Bet mes galime įrašyti į žaidimą. O kam yra įdomu žaidimas ir technologija? Tai aišku, berniukam. Ir visos kompanijos, kurios stengiasi kažkaip tai pareklamuoti savo produktą, jos stengiasi jį reklamuoti per berniukus. Netgi atsiranda tie mažyčiai kompiuteriukai kaip Nintendo, kurių skyriai atsiranda berniukų žaislų skyriuose. Taip berniukai pradeda žaisti su ta technologija, pradeda ją domėtis, o mergaitės tuo tarpu palieka truputėlį šone ir nebeįgauna tų reikalingų įgūdžių. Kita teorija teigia, kad mergaitės mato tą moksliuką, kaip tik tais metais irgi atsiranda tas filmas, gal esat matę Moksliuko kerštas. Įsideigia tokį stereotipą, kad kuomet tu esi prie to mokslo, prie tos matematikos, tu esi užsidaręs vienas. Mes irgi galim pastebėti, kad mūsų broliai, pavyzdžiui, žaisdami prie kompiuterių, praleidžia visą laiką vieni. Ir tos mergaitės, kurios yra tokios, perfekcionistės, kurios nori bendrauti, būti dėmesio centre, jos, aišku, nebenori to siekti, joms tai nebeatrodo kaip kažkoks idealus darbas galbūt. Ir JAV buvo atlikti tokie įdomus tyrimai. Jų buvo klausta, ar būtent toksai įvaizdis turi kažkokią įtaką pasirenkant profesiją. Pasirodo, kad ir berniukams, ir mergaitams taip turi neigiamą įtaką renkantis profesiją. Tačiau berniukus truputėlį mažiau šitai veikia, mergaitės truputėlį daugiau. Dar vienas dalykas, kurį mes iš tikrųjų galbūt netgi labiau aptariam savo susirinkimuose, buvo tas, kad daugelis rinkdamiesi profesiją visgi klausosi truputėlį ir tėvų nuomonės, ir aplinkinių, ir tetų, ir draugų. Ir dar vis sklando tas toks labai stiprus, gajus stereotipas, kad tai yra visgi vyriška profesija. Ir tai labai daug duoda tuo metu, kai jau reikia rinktis tą profesiją. Dar vienas dalykas, kuris irgi turi įtakos, kad merginos visgi palieka šitą galbūt sritį daug dažniau. Tai yra ta programuotojo kultūra. Kai mes ateiname į universitetą, tenais yra daugybė vyrų, jie turi savo kažkokią kultūrą, kurie aptarinėja žaidimus, filmus, jie nuo pat galbūt jaunystės žaidžia su tais kompiuteriais.
Ir mergaitės atėjusios į tą sritį, jos jaučiasi visą laiką truputėlį tarsi ne tame klube, tame vyrų klube, jos tarsi truputėlį stengiasi visą laiką pritapti ir bando įsilieti tą kultūrą. Ir kas gaunasi, kad jos įdeda dvigubai daugiau pastangų į tai, kad prisivytų juos, kad jos gautų tą pripažinimą. Ir daugeliu tai pasirodo pakankamai varginantis dalykas. Ir dažnai būna, kad jos ir meta ir studijas, galbūt netgi darbus. Vieno žymaus klubo Girls Who Code įkūrėja yra pasakiusi, kad mes negalime būti tuom, ko mes nematom esant. Mes visi žinom Billą Gatesą, mes visi žinom Marką Zuckerbergą, mes žinom Steve'ą Jobsą ir mes tai asocijuojam su technologija ir su tuo, kuo mes norime būti. Tačiau garsių moterų ir mes kaip ir nežinom tų vardų, nors iš tikrųjų jų yra ir jos yra netgi didelės vadovės, didelėse kompanijose, pradėjusios nuo to pačio irgi programuotojo darbo. Tai tik buvo kelios teorijos, yra daug daugiau. Visgi, kodėl reikia keisti tą situaciją? Arba kodėl greičiau verta keisti šitą situaciją? Tai visų pirma, kad technologijos kūrė ateities pasaulį. Mes kūrėme technologijas, kurios daro įtaką valdžiai, miestų infrastruktūroms, paslaugoms, daugybei dalykų. Ir kadangi nėra šitoje srityje daug moterų, jos negali išsakyti savo idėjų ir galbūt pastebėjimų. Ir vienas labai galbūt toks akivaizdus pavyzdys, tai būtų Apple, kuris prieš kažkiek laiko išleido programėlę Health. Pirmoji versija tiesiog neturėjo informacijos apie moteriams labai aktualų dalyką – ciklus. Po metų, aišku, šita problema buvo ištaisyta, tačiau visgi galėjo jos ir nebūti. Antras dalykas, galbūt turite vaikų ir kad juos pastumėti į IT yra labai puikus pavyzdys. Pririnkome daug antraščių iš įvairių portalų, tiesiog rėkiančių apie tai, kad alga nuo 1000 eurų, kad trūksta specialistų. Pagal Investuok Lietuva duomenis, šiuo metu mes galėtumėm laisvai įdarbinti gal 500 specialistų, o netolimoje ateityje netgi ir 10 000. Tiesiog pasvarstymui. Na ir dar vienas pavyzdys, kodėl verslui iš tikrųjų šita problema turėtų būti svarbi. Tai akceleratoriai buvo padarę tokią mažą kaip ir apklausą, kurioje pasirodo, kad mišrūs startupai, kurių vadovų tarpe yra ir moterų, jiems sekasi 63% geriau negu tokiem paprastiem startupam. Ką galima daryti ir kas yra daroma šiuo metu? Tai aišku, jeigu mes norime keisti pasaulį, tai reikia jį keisti nuo savęs. Ir visų pirma, vengti tų stereotipų, neskleisti jų į išorę, sukurti tą gražią erdvę savo darbuose, taip pat integruoti vaikus, sukurti jiems įdomią IT aplinką. Tai prie manęs buvo priėjęs tėtis ir klausė, ką galima padaryti, kad sudominti savo dukreles irgi įsilieti į tą IT pasaulį. Tai galiu pasakyti, kad tiesiog duokit jom kompiuterį ir tegu žaidžia. Ir bus joms visada įdomu ir kažką ten savo nuveikti su savo hobiais. Galbūt nereikia to diegti per kažkokius savo pomėgius, bet kaip tik leisti joms naudotis kompiuteriu ir kartu daryti tos dalykus, kurie jiems yra įdomus. Ir aišku, keisti specialybės įvaizdį. Tai aš galiu pasidžiaugti tik tuo, kad daugelis lietuviškų kompanijų, ypač IT, stengiasi organizuoti įvairius meetupus, įvairias atviras dienas, kviesti žmonės į hackathonus, įvairius renginius, taip pat eina į mokyklas ir kalbasi su vaikais ir bando juos visai pritraukti į tą IT sferą. Taip pat kiti žmonės stengiasi kitaip pritraukti, pavyzdžiui, tos suaugusius žmonės, organizuodami įvairius mokymus, klubus. Tai vienas pavyzdys, esu dalyvavęs konferencijoje, kur pristatinėjo tiesiog tokią problemą, kad buvo kalnų kasybos miestelis ir tame miestelėje uždarė tą kalnų kasyklą.
Ir žmonės tiesiog pradėjo netekti darbų, miestelis pradėjo merdėti ir žmonės turėjo išvažiuoti. Bet ne visi turėjo kur važiuoti. Ir jie sugalvojo, kad mes galim pakeisti situaciją, nes trūksta IT specialistų. Jie atidarė tame miestelėje IT mokyklą, žmonės pradėjo eiti ir mokytis programavimo. Ir netrukus daugelis iš jų gavo darbus įvairiose pasaulio vietose ir liko gyventi savo miestelėje. Tai čia vienas iš tų pavyzdžių. Taip pat, kas vyksta pasaulyje, siekiant integruoti moteris į galbūt IT, tai yra kuriami įvairūs klubai, tokie kaip Girls Who Code ar She Codes, kurie daro įvairius meetupus skirtus merginoms, mokymus, workshopus. Taip pat yra organizuojamos įvairios dienos, kaip Girls in ICT Day. Tai tiesiog būna tokie vienadieniai renginiai. Taip pat mes turim renginius skirtus mamoms. Google turi mamų klubą, kur susirenka mamos tiesiog pakodinti kartu, kol yra atostogose. Yra kuriamos grupės merginoms, kurios programuoja tam tikrą kalbą, kad jos galėtų keistis žiniomis. Vaikam organizuojamos stovyklos. Taip pat buvo paleista socialinė akcija po to, kai viena mergina labai dažnai susilaukdavo komentaro, kad jinai neatrodo kaip programuotoja. Tai jinai tiesiog įdėjo savo nuotrauką ir parašė I look like an engineer. Ir tai iš tikrųjų labai per visą pasaulį šitą akciją, visos merginos pradėjo fotografuotis ir dėti šitą į Twitterį. Kas vyksta Lietuvoje? Mes turim Moteris ir technologijas, nacionalinė iniciatyva, kuri keliauja po Lietuvą ir irgi šviečia merginas mokyklose, daro įvairius susitikimus. Mes turim Rails Girls. Tai yra tiesiog didelis workshopas skirtas merginoms, du kartus metuose įvyksta, tai visos yra kviečiamos. O šiaip, jeigu domitės technologiją, tai visada galite užsukti į User Groups LT ir jie vykdo daugybę meetupų, tai yra tiesiog didelis kalendorius, daugybę bendruomenių sudeda savo renginius ir jeigu kažkas yra įdomu, ten visko yra nuo workshopų iki tiesiog paskaitėlių. Taip pat mes turim vykdėm keletą workshopų su Technariumu. Tai mūsų galva tai yra puikiai proga ir vieta, kur galima susitikti ir tiesiog padaryti įdomių projektų. Ir jeigu nueisit į Startup Fairą, ten yra tiesiog daug tokių organizacijų kaip Technariumas, kaip Green Garage, kurie organizuoja įvairias klases ir paskaitas elektronikos ir panašiom tematikom. Ir pabaigsime pristatydamos pačių save, tai yra šiek tiek reklamos. Vilnius Girls Code, kągi mes darome? Mes turime įvairiausių meetupų, tai yra stengiamės bent kartą per mėnesį susitikti ir kuri nors mūsų bendruomenės narė skaito pranešimą, kokią nors IT temą, ar apie programavimą, ar apie testavimą, ar apie dar kažką. Taip pat mes turime workshopų, tiek mokomės programavimo kalbų, tiek litavom ir įvairius kitus smagius ir mums pačioms įdomius dalykus. Tiesiog darome viską, kas mums yra įdomu. Ir kadangi labai dažnai susilaukiam klausimo, tai kodėl jūs čia dabar taip darot, kam jums čia to reikia, tai iš esmės mes turim 4 priežastis, kodėl tai darom. Pirmiausia, mes norime sukurti erdvę, kur moterys galėtų šnekėti. Nes IT moterų gal ir nelabai daug, bet jų yra, bet jeigu dalyvaujate kažkokiuose IT renginiuose, tai didžioji dalis šnekėtų yra vyrai. Tai mes norime surasti tas moteris, ištraukti jas į dienos šviesą, galbūt iš pradžių jos pašnekės tik pas mus, o paskui jau kažkur ir platesnį pasaulį išeis. Antra priežastis, tai mes norime erdvės, kur moteris galėtų kartu mokytis, bet tų visų vyrų su kartais jų trolinimo komentarais. Trečia priežastis, tai mes norime parodyti savo pavyzdžių ir kitų šnekėtojų pavyzdžių, kad yra moterų IT, yra moterų programuotojų, ateikit čia prisijunkit, nes tai didelė problema, kad mūsų nesimato. Ir ketvirta priežastis, mes tiesiog norime susirasti pažįstamų draugių, kad būtų su kuo nueiti į tą kokį nors programavimo workshopą ir tau neteitų ir nesakytų, o tu pastebėjai, kad tu čia vienintelė moteris. Tai pastebėjau. Tai kaip pastebėjote iš viso mūsų pasakojimo, iš visos statistikos, iš dabartinės situacijos apžvalgos, tai moterys turi gebėjimus reikalingus IT, joms viskas tvarkoja su matematika, bet kažkodėl IT jos nesirenka.
Kaip mes visi galėtume tai pakeisti? Pirmiausia, keiskime, kaip auginame savo vaikus, kad jie visi domėtųsi IT, domėtųsi technologijomis. Galbūt jie ir nenueis į šitą karjerą, bet šitos žinios pravers ateityje. Kiek matėte šiandien, tiksliau, kiek loginę matėte pranešimų apie robotiką ir viską, tai ateityje tikriausiai visose specialybėse reikės IT žinių. Antra, pačioms moterims, tai nebijokite rinktis IT karjeros, ateikite čia tikrai labai įdomi specialybė, labai įvairi specialybė, kur tu gali dirbti bet kokie verslo srityje, medicina, žaidimai, bankai, marketingas, tiesiog visko čia yra. Ir taip pat gali rinktis, kokį nori darbo stilių. Jeigu tu nori sėdėti vienas ir dirbti vienas, tu gali rasti tai IT. Jeigu tu nori dirbti su didelė komanda, galbūt net tarptautinė komanda ir bendrauti su daug įvairių žmonių, tu gali rasti tai IT. Čia yra visko. Ir vyrams, ko mes norėtume palinkėti, tai nebijoti įsileisti tų moterų IT. Taip, galbūt jums reikės atsisakyti tų kelių juokelių, kur tik tarp vyrų skirta, bet už tai mes visi kartu galėsime sukurti žymiai geresnės technologijas. Ačiū Jums. Jeigu turite klausimų, tai aš net neabejoju, kad dar turime laiko. Viskas aišku. Turiu vieną klausimą. Gerai. Labą dieną, Steponas esu vardu, aš esu programuotojas ir dar 3 vaikų tėvas, iš kurių yra 2 panelės. Tai aš nežinau, kiek jūs turite resursų ir galimybių, bet aš tiesiog siūlau pagalvoti apie tai, kaip tėčius, kadangi mūsų yra daug IT, pamokyti ir supažindinti su tuo, kaip jie galėtų padėti savo vaikam ir galbūt ypač mergaitėms įeiti tą sritį, nes aš nebejoju, kad IT Lietuvoje yra turbūt viena geriausių sričių, kur galima dirbti, o yra visų ten iššūkių, gal dėl kai kurių tėvam baisu, kai kada ne, bet aš tiesiog siūlau susikoncentruoti galbūt į tai, nes tėčiai yra vienaip ar kitaip gan stipri iš tų 2 tėvų dalis ir manau, kad tada pasieksi daug platesnę auditoriją ir bus investicija padaryta kokiai 20 metų į priekį. Ačiū. Tai ačiū už pasiūlymą, tikrai labai geras. Mes ir savo grupėje iš tikrųjų turime mamų, kurios augina vaikus ir tikrai pabandysime svarstyti, nes kartais trūksta tų iniciatyvų, nors netgi prieš porą valandų berods čia šnekėjo Antanas Guoga su savo, pamiršau pavadinimą, Coder Dojo, taip. Tai tų iniciatyvų Lietuvoje yra ir mes irgi galbūt kažko prie to prisidėsime būtent mergaitėms. Ačiū. Gal yra daugiau klausimų? Gerą dieną. Aš nežinau, aš atėjau pavėlavęs iš tiesų, tai gal aš negirdėjau šitos dalies, bet jūs sakėt, kad labai yra tas dalykas, kad mergaitėm duoda žaisti su Barbie nameliais ir jau labai sunku prieiti prie kodo. Jūs supratau, jūs pačios koduoja, taip? Tai kaip jūs pačios atradot kodinimą, programavimą ir panašiai? Aš taip nuo pat vaikystės iš tikrųjų esu susijusi su ta matematika. Mano tėvai buvo konstruktoriai, inžinieriai. Jie turėjo labai daug, iš tikrųjų aš atsimenu iš pat vaikystės, kad jie turėjo daug labai įdomių dalykų, perfokortų, jie turėjo tas liniuotės keistas ir man labai patikdavo su jom žaisti. Paskui, kai buvau gal 12 metų, tėvai gavo pirmąjį kompiuterį ir tiesiog turėjom jį namuose, mes žaisdavom. Mes turėjom tokius kalkuliatorius, tos močiutė buvo buhalterė. Ta prasme, ta matematika vis laik sukosi aplinkui. Ir man asmeniškai niekada neatrodė, kad ta profesija yra vyriška. Ir mano mama irgi mane skatino stoti į inžinerinę profesiją, nes sakė, kad tai bus ateitis ir tai tiesiog ėjo iš šeimos. Pirmą kartą išgirdau, kad yra tokia problema, kad tai yra vyriška profesija, būtent universitete. Kai įstojau, kai kažkam pasakiau, kad studijuosiu informatiką, man atėjo ir sakė, oho, kokią tu čia sritį pasirinkai. Ir man buvo žiauriai keista, nes visą gyvenimą aš nežinojau, kad tai yra vyriška profesija. O aš IT, sakyčiau, atsidūriau gan atsitiktinai, nes kai baiginėjau mokyklą, man nelabai patiko visi dalykai išskyrus matematiką.
Tai pagalvojau, kad gal reikėtų studijuoti kažką su matematika, bet vien tik matematikos studijuoti nenorėjau. Ir taip kilo tokia idėja studijuoti IT. Tai labai džiaugiuosi. Labadiena, aš norėčiau paklausti. Per kiek laiko, pavyzdžiui, moteris iš tikrųjų neturėjusi tokios specialybės gali eiti į šią rinką? Turiuomenį, pavyzdžiui, žinau, jūs 5 metus vien mokėtės programavimo. Aš buvau Vilnius Girls Code. Tai toks klausimas buvo. Tai, tie 5-4 metai, tai čia yra universitetas. To tokio visiškai grynojo programavimo ten realiai buvo gan mažai, bet aišku, suteikė tą visą tokį reikalingą gal mąstymą, visas tas žinias, pamatą, ant kurio jau galima statyti viską, bet šiaip manau, kad tiesiog jeigu visiškai nemokant programuoti, metai, keli, manau, po metų jau tikrai galima eiti ir darbintis į junior programuotojo poziciją ir išmoksi darbe. Tai tikrai nėra čia nėra koks nors baletas, kur tu turi nuo pat vaikystės ten šokti ir turi turėti ten išskirtinį talentą ir panašiai. Tai visiškai išmokstamas dalykas, kur išmokti gali visi. Tai kadangi pas mus jau nebeliko laiko, tai ačiū visiems už dėmesį, ačiū, kad buvot ir klausėt. Ačiū.